treneris sako, sveikas sugrįžus, bet aš asmeniškai sakau, kad aš net nebuvau ir išvykus. Bet yra malonu, kaip sakant, vėl su tom visom draugėm susitikti komandos ir turim, aišku, bendrus siekius, siekti aukščiausių rezultatų. Ir, kaip sakant, treniruočių metu man raumenų kaip ir neskaudėjo. Buvau gan, sakyčiau, šiek tiek kaip ir pasiruošusi, aišku, ne fizinių duomenų, o krepšinio taktikos daugiau, apgaulingų judesių. Ir fiziniai pasiruošimai tai buvo tik tais kelios treniruotės asmeninės, kurios kaip pati viena dariau kartu su treneriu bėgomai ir daugiau tai su komanda visos. Kaip sakant, nėra to laiko per daugiausiai, kad aš ir buvau su komanda. Skaitykim dar savaitę nuo ketvirtadienio iki ketvirtadienio. O apie ateinančias varžybas skaityčiau, kad komandai, kaip ir man pačiai, reikia vis dar susižaisti. Yra naujų žaidėjų, kurios yra grįžusios. Pavyzdžiui, Irina Baranauskaitė iš, kaip sakant, irgi grįžo prieš kelis mėnesius. Ir Kristina Vengrytė yra dabar nauja žaidėja, su kuriam jau senai, kaip sakant, ir žaidėm kartu. Bet reikia šiek tiek laiko, kad susižaisti ir, manau, galutinis rezultatas, manyčiau, pagal Europos kitas komandas turėtų būti gan geras. Uždaviniai yra, kad pagaliau vieną kartą moteris patektų olimpinės žaidynės. Čia yra 2 etapai. Pirmas, tai reikia Europos čempionate žaisti finale. Labai jau sunkios sąlygos skaitau. Bet kiek girdėjau, treneris kalba taip, teisingai turi kalbėti. Paskui iš Europos 5 komandos ateis į atrankinį turnyrą, kuris vyks kitais metais. Ten dar kartą dalyvaus Afrikos komandos, Pietų Šiaurės Amerikos, Okeanijos. Ir iš ten išeis dar 5 komandos. Ir skaitau, ten tikrai moterų komanda turi didžiulės galimybės. Jeigu viskas eis sklandžiai, jeigu visas bus sveikos, aš skaitau, kad turim tokias galimybės. Kadangi jau pačios gerosios komandos jau bus ten nuėjusios. Reiškia, čia yra didelės galimybės iš tų 12 penketukai, skaitau, yra. Čia yra ne fantastika, bet yra realūs šansai.